Renginį paliko aukštai iškeltomis galvomis. Raimondas Vlasevičius debiutinėje savo kovoje. Įspūdingai nugalėjo Matą Pultaražinską, Mindaugas Narauskas. Pradžiugino didžiąją dalį čia Žalgirio arenoje susirinkusius sirgalių ir iškovojo antrą pergalę prieš Dominiką Dirkstį. Dabar šie du, Titano ir Spartos atstovai, susitinka jau vienas prieš kitą savo svorio kategorijoje. Abu labai panašaus ūgio, tačiau kovos stilius Raimondo ir Mato skirtingas. Taip, Mantai? Visiškai skirtingios stilistikos, tačiau atrodo dėl vieno sutarė, kad sudeginti savo žvilgsniais. Netgi pasirengė yra Narauskas, yra Vlasevičius. Titanas prieš Spartą. Labai Tautvydai teisingai čia ir tos stilistikos. Pasižiūrėsime, kas pirmasis sprogs ir kas pasiūlys sužaisti labai agresyvią partiją. Ir jei trumpai apie tas stilistikas, plastika prieš fizinę jėgą, prieš kombinacijas, Mindaugas Narauskas. Štai tokia pirmojo raundo pradžia. Labas vakaras, ponios ir ponai, jums sako Mindaugas Narauskas ir siunčia Raimondą į knockdowną. Atsigavęs Vlasevičius. Štai tokia kovos pradžia. Užpuolė kaip žvėris dabar savo varžovą Narauskas ir tęsia savo smūgių kombinacijas Narauskas. Kol kas jo energija maksimaliai pirmajame raunde. Įspūdingai juda Mindaugas Narauskas, nesame įpratę prie tokio jo greičio, prie tokio sprogimo. Vlasevičius turi labai gerą smūgių toleranciją, puikiai sugeba sugerti, išmušti iš vėžių, atimti iš jo kvapą nėra lengva. Ir prisiminkime, kad tai yra Sparta, ne vieno žingsnio atgal. Ta daro ir Sergejus Maslobojevas, tą daro visi spartiečiai. Ta matėme ir Stebuliausko Vikšaičio kovoje. Sparta stovi tarsi įkalta, vienintelis žingsnis gali būti žengtas tik į priekį. Bet kokios stiprios Narausko rankos šiame pirmajame raunde. Labai geros formos panašu Mindaugas atėjo į šią kovą ir fantastika, kokį pirmąjį raundą demonstruoja jis. Nes Vlasevičiaus stiprybė yra tai, kad jis visus 3 raundus gali išdirbti nuosekliai, vienu tempu, vienu ritmu. Ir čia jau Vlasevičius rodo, kad gali kontratakuoti, kad ir jo smūgiai stiprus bei aštrus. Keičiasi smūgiai sportininkai. Vlasevičius jau bando kontratakuoti, bando permušinėti Mindaugo smūgius. Be žvalgybos, man tai taip? Be žvalgybos. Čia žvalgyba ne vienam nereikalinga, visiškai puikiai žino, kas ką gali. Beje, Mindaugas Narauskas sakė, kad prieš pat turnyrą. Čia tik tai atvykęs į areną sakė, kad viskas baigsis antrajame raunde. Su maksimaliu pasitikėjimu. Dabar pagal tai, ką daro pirmajame raunde. Narauskas greičiausiai planas yra labai aiškus. Bet nežinia, ar Narauskas nori trečiojo raundo. Ir nepamirškime, kad ne taip ir seniai, prieš mėnesį laiko, šiek tiek daugiau, Narauskas atkovojo 5. Taigi jo ištvermės nebuvimo mitas yra, sakyčiau, šiek tiek subliuškęs. Narauskas pastaruoju metu jau laiko tempą visų raundų metu, o Vlasevičius prisitaiko po truputėlį, jo smūgiai rankomis dabar jau tikslus. Labai gražiai kontratakuoja ir vienas, ir kitas Narausko tikslė ataka, po to seka kombinacija iš Vlasevičiaus. Tikrina koją Narauskas. Ir vėl raundo pabaigoje. Mindaugas Narauskas, jo smūgių kombinacijos rankomis tiesiog įspūdingos pirmajame raunde. Apatinis, šoninis, tiesus ir serijos tarsi automatų. Dabar, Matas automatas nesupyksta, bet automatas ringai yra Narauskas. Dabar pirmojo raundo gražiausi epizodai ir čia, kaip gražiai tarp rankų. Varžovų smūgiuoja Narauskas, vėliau užbaigimas atakos koja ir net neužbaigimas, pratęsė po smūgio kojom ataką Mindaugas Narauskas ir čia tas momentas, kai knockdownas buvo skaičiuojamas Raimondui Vlasevičiui. Kovos pradžia buvo labai gerai iš Narausko, vėliau Vlasevičius matome taip pat, turėjo savųjų smūgių. Tikslių smūgių reikia pabrėžti. Ir antrasis raundas. Dabar jau Vlasevičius bando pradėti tikslę ataką. Narauskas kontratakuoja. Labai daug smūgių rankomis. Labai daug.
keičiasi artimoje distancijoje. Dėmesį, Narauskas smūgiai nėra jau tokie koncentruoti, tai jau primena šiek tiek tokius malūnėlius, galbūt labiau koncentruotai dirba Vlasevičius. Ir viskas vyksta tokia ne visai artimoje, vidutinėje distancijoje, kur vienas kitą gali pasiekti ir nebijo keisti smūgiais. Nei Narauskas, nei Vlasevičius. Abu nori kovos, kur gali pasiekti. Nėra kažkokio distancijos matavimo. Džiabukų, kitaip tariant, čia nematome. Pasižvalgymo, pasišnairavimo, dar kažko nėra. Čia karas. Ringe tikras karas. Taip, atstumas, kuriame galima keisti smūgių serijomis ir tie permušimai, tiek tos kontratakos, tiek iš vieno, tiek iš kito sportininko. Toks stilius bent jau kol kas šioje prieš paskutinėje vakaro kovoje. Labai gražiai korpus. Vlasevičius bando ieškoti. Ir Vlasevičius spyrius į kojas gali atrasti ir gali taip tikrai Narauską pristabdyti. Pažiūrėsime, kiek baterijos pasikrovęs šiai kovai yra Narauskas. Dabar vėl galinė ranka, pramuša tiek vienas, panašu tiek kitas. Vlasevičiaus ištvermė yra viena iš jo stiprybių. Guminis sportininkas. Tas nokaunas pirmajame raunde jo neišmušė. Tikslesnis paskutiniuosiuose momentuose Vlasevičius. Ir kaip ir minėjai, man tai nei žingsnio atgal, tik į priekį eina Raimondas. Čia jau Narauskas pasitinka, bandymas apatinį. Taip iš Narausko ir vidinę kojos dalį smūgiuoja Vlasevičius. Išorinę atsako Narauskas. Atrodo jau buvo Vlasevičius pagavęs Narausko tempą, netgi kontratakuojant, atrodo jau stengiasi užsidengti nuo smūgių, tačiau vis dėlto Mindaugas Narauskas vis dar atranda tas spragas. Tiesa, antras raundas jau labai lygus. Ir čia Vlasevičius spaudžia dabar savo varžovą. Ir vėl tik duoda teisėjas galimybę tęsti kovą ir tęsia Vlasevičius. Antrasis raundas artėja prie pabaigos, 18 sekundžių jame. Vlasevičius iš karto vėl žingsnelis po žingsnelio artėja prie varžovo. Atsakymas į Narausko apatinį smūgį iš Vlasevičiaus. Užsidaro Narauskas klydinai, nepramušamojo gynybo šioje situacijoje. Žalgirio arena taip pat ragina labai statiškas pasidarė Mindaugas Narauskas antrojo raundo pabaigoje. Dar 3 minutės. Čia dabar jau antrojo raundo epizodai. Daug netikslių smūgių. Čia matome kartais vėlgi tik sulėtinus tam tikrą ataką pasimato, kurie smūgiai buvo tikslus, kurie vis dėlto į pirštinės arba pro šalį. Čia vienas Vlasevičiaus smūgis 100% tikslus. Čia matome džabas taip pat praeina. Vėliau šoninis. Esą gynyboje tiek Narauskas, tiek Vlasevičius dirbo solidžiai. Tikrai kažkokių atvirų erdvių ar rankų numetimų nepalieka. Aukšto lygio. Kova ir 2. Vienas kito verti priešininkai. Raimondas Vlasevičius, Sparta Gym ir Mindaugas Narauskas. Titanas, trečiasis raundas prasideda dabar. Ir vėl matome tai, ką matėme per pirmosius 2 raundus. Vidutinė distancija ir smūgių kombinacijos tiek iš vieno, tiek iš kito sportininko. Kyla lygiais Narauskas. Vlasevičius eina į priekį, o smūgis keliu. Ir keisčiausia buvo Mindaugo Narausko reakcija, kai Vlasevičius iš karto aukštą tempą primetė trečiajame raunde. Atrodo, to nesitikėjo Narauskas. Tačiau stengiasi nepasiduoti ir tą tempą palaiko. Mindaugas Narauskas sugeba išlaikyti tą tempą, kiek tik tai yra įmanoma. Taip, prasimetinėja, kojas galbūt jau taip nedirba, tačiau ir Vlasevičiaus tie smūgiai į vidinę kojos dalį labai jau tikslus pastaruoju metu. Galima pažiūrėti, kaip Mindaugas reaguoja į kiekvieną tą smūgį, jau jaučia tikrai varžovo padarytą žalą. Tačiau tai tikrai neišmuš lengvai Narausko iš kojų. Vėl ieško varžovo klaidos, dabar Vlasevičius smūgis keliu.
Narauskas turi pabaigą daryti iš charakterio. Akivaizdu, kad jėgų rezervas nebe toks sklidinas, koks jis buvo kovos pradžioje. Dabar jau reikia rodyti kaunietišką, titanišką charakterį Mindaugui Narauskui. Vlasevičius visą kovą dirba vienu tempu. Dabar vėl 1-2 iš Vlasevičius. Apatinį pradeda Narauskas. Skaičiuokime labai paprastai. Jeigu dėl pergalės Vlasevičiui reikia mažiausiai knockdowno šiame raunde. Narauskas taip pat pabando žemai smūgiu iš kojomis paieškoti taškų. Jo planas nokautuoti varžovą antrajame raunde jau neišsipildė. Dabar reikia dirbti iki galo. Ne, Alkūnė nieks kickboksą smūgiuoti Vlasevičiui neleis. Čia turbūt būtų Mindaugo privalumas. Ir paskutinės kovos akimirkos. Paskutinioji minutė. Labai gera Vlasevičiaus kontrataka. Paskutinysis jo smūgis į korpusą buvo beprotiškai tikslus. Narauskas sunkiai jau gaudo kvapą. 40 sekundžių. Ir vėl Vlasevičius iš karto artėja prie varžovo. Kurį. Dar pusę minutės. Narausko smūgiuose tiek jėgos toli gražu jau nebėra, kiek pirmojo kovos pusė. Šoninį pramuša Vlasevičius. Jau ir tarp pirštinių praeina smūgiai, kuriuos atlieka Vilnietis. Ir klinčiuoja Narauskas, suprasdamas, kad reikia sudeginti sekundės. Reikia pristabdyti Vlasevičių. 10 sekundžių ir, kaip sakoma, reikia daryti galą Raimondui ir Mindaugui. Paskutinės sekundės. Keičiasi smūgiais, Narauskas eina į priekį, Narauskas bando iš paskutiniųjų, Raimondas taip pat aidi gongas prieš paskutinioji. Vakaro kova baigėsi ir jos nugalėtoją sužinosime visai netrukus. Raimondas Vlasevičius versus Mindaugas Narauskas. Pirmajame raunde Raimondas buvo knockdown'e, tačiau šio vyruko taip lengvai iš to neišversi. Dėl rezultato pamatysime, bet greičiausiai tas knockdownas bus lemiamas veiksnys, skelbiant rezultatą. Na, belieka sulaukti sprendimo. Vėl, galima pakartoti, kad tikrai to paties lygio kovotojų akistata. Ir Mindaugas Narauskas praėjusioje kovoje įveikęs po 5 raundų kovos Dominiką Dirkstį. Matą Pultaražinską įveikė Raimondas Vlasevičius. Dabar jie susitiko tarpusavį išsiaiškinti santykius. Ir laukiame teisėjų sprendimo. Kas čia buvo? Nesakysiu, kurį raundą, tiesiog perėsiu per raundus atsitiktinė tvarka. Vieną iš raundų 10-9 laimėjo Vlasevičius. Dar vieną iš raundų 10-9 Vlasevičius. Bet pirmajame raunde 10-8 pajėgesnis buvo Mindaugas Narauskas. Ir mes turim dar vienas lygiasias. We have another draw. 10-8, 10-9, 10-9. It's a draw.